Norėčiau pristatyti savo elektroninį verslą. Tai yra Pramogų miestas. Tai yra elektroninė laisvalaikio parduotuvė, kurioje galima įsigyti dovanų kuponus, esant bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku. Tai pati idėja iš tikrųjų apie informacinės technologijas gimė jau mokykloje. Tuomet jau žinojau, kad norėčiau turėti savo nuosavą verslą. Baigus mokyklą, nebijodama pasirinkau studijuoti Šiaurės Lietuvos kolegijoje verslo vadybą. Papildomai iš tikrųjų informacinių technologijų nestudijavau. Šių studijų metu turėjau informacinės technologijas, kadangi visas pasaulis masiškai taiko informacinių technologijų sprendimus savo versle ir kasdieninėme gyvenime, todėl ši veiklos sritis man buvo visuomet perspektyvi ir aktuali. Tai būtent šią veiklos sritį aš panaudojau, kuriant savo elektroninę laisvalaikio parduotuvę. Ir ši idėja pasitvirtino. Nuo profesinėme gyvenime yra dabar svarbiausias 3 veiklos sritis. Tai yra darbas, studijos ir žinoma mano verslas. Šiuo metu dirbu vienoje darbovietėje pagal įgytą marketingo srities specialybę, būtent marketingo vadybininkė. Toliau studijuoju tas pačias studijas marketingo kryptyje ir manau, kad šiandien visuomet reikia atnaujinti bei tobulinti. Taip pat, žinoma, nepamirštu ir savo verslą, kurį visuomet tobulinu ir plėtoju. Mano verslas iš tikrųjų jis labai pasitarnauja tuo, kad yra iš tikrųjų prekiaujama dovanų kuponais, kuriuos galima įsigyti būnant namuose, tiesiog bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje ir gauti jį į namus, tiesiog neišėjus iš namų. Taip, pramogų asortimentas yra gana platus, tai yra joga, masažas ir visas kitos pramogų rūšis. Pirmiausiai, aišku, aš stebėjau, kas dedasi rinkoje, ko reikia Šiaulių miestui. Ir būtent pastebėjau iš tikrųjų, kad trūksta tokios kaip elektroninės parduotuvės, kuri būtų būtent vienoje vietoje sutelktas didelis prekių asortimentas. Nes pastebėjau iš tikrųjų, kad daugumos prekių paslaugų negalima rasti iš tikrųjų internete, tai va būtent tai gimė idėja, kad ši elektroninė parduotuvė pasitarnautų kaip duomenų bazė ir būtent labai puikia dovanų kuponų parduotuvė. Siekiant atidaryti elektroninę parduotuvę, ieškojau tiekėjų, su kuriais, ta prasme, siekiu bendradarbiauti laisvalaikio paslaugų asortimento rinkime. Tuomet, iš tikrųjų, tardamasi su savo tiekėjais, kurie teikia tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, masažą, iš tikrųjų, jų paslaugas patalpindavau į savo elektroninę laisvalaikio parduotuvę. Tuomet klientai iš tikrųjų labai lengvai rasdavo interneto platybėse būtent tam tikras pramogas, tai jeigu įveda masažą, tai dažnai puslapis būna išmetamas Google'ės paieškoje ir žinoma jis atsiranda, kur galima įsigyti tą kuponą, kiek jis kainuoja, kokioje vietoje ir taip, ta prasme, nusipirkęs tą kuponą pasinaudoja kitų tiekėjų paslaugomis. Bendradarbiaudamas su įmonėmis iš tikrųjų, žinoma, gaunu aš naudą, nes nuo kiekvieno pardavimo aš gaunu tam tikrą procentą. Tai kaip ir gaunasi mano toks tam tikras pelnas. Aš į karjerą žiūriu kaip į asmeninę tobulėjimo procesą. Mano sėkmingos karjeros sąlyga tai yra nuolatinis mokymasis, kūrybiškumas ir gebėjimas prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Būtent šie veiksniai mane paskatino imtis verslo ir padėjo jį sėkmingai gyvendinti. Norėjau iš tikrųjų pradėti verslą, tik tiek, kad nežinojau nuo ko. Sąsiuvinyje rašiau labai daug visokių idėjų iš tikrųjų, netgi nuo kavinės iš tikrųjų savo planavimo iki elektroninio verslo. Netgi būdavo, kad sėdėdavau pačioj kavinėje, tiesiog pasimdavau servetėlę, ant jos susirašydavau gimusią idėją, ją persineždavau ir susirašydavau į sąsiuvinį. Tiesiog rašiau tas idėjas ir po kiek laiko tiesiog atsirinkau, kas man buvo tinkamiausia. Manau, kad mano pavyzdys yra gana sektinas iš tikrųjų ir skatinantis kitas moteris pradėti verslą, nes aš pati gyvendinau savo svajonę, savo tikslą. Darbas su šeima man pavyksta susiderinti labai puikiai, nes dažnai darbas iš tikrųjų tampa tiesiog pačiu malonumu ar tiesiog netgi laisvalaikiu, kuomet tu gali kontroliuoti, kuomet tu gali tobulinti, o jeigu viskas sėkmingai vyksta, klientai patenkinti, tai yra tiesiog pats geriausias tavo įvertinimas, nes tuomet jeigu klientai džiaugiasi, tuomet ir tu esi laimingas. Taip pat, aišku, žinoma, studijuoju, tai man labai pagelbina siekiant atnaujinti, gauti naujų žinių, įsiaiškinti klientų poreikius. Studijos man labai pagelbė būtent šioje srityje. Taip pat labai bendradarbiaujame su įmonėmis, kurios teikia pas mane būtent tas paslaugas ir tai tarsi gaunasi kaip šeima. Dalinamės informaciją, dažnai susitinkame, bendradarbiaujame ir siekiame padėti vieni kitiems.
Laikas yra labai brangus ir jis atgal negrįžta. Tai labai siūlyčiau iš tikrųjų netidėlioti darbų kitai dienai, kitai savaitai, kitam mėnesiui, nes pats tinkamiausias laikas yra pradėti dabar. Tai yra iš tikrųjų pačios svarbiausios 3 savybės. Tai yra būtent tikslo siekimas, atkaklumas ir tikėjimas, kad tai gali padaryti. Įsitikinti, ar ta veikla yra mėgstama. Ir žinoma, ta prasme nesinori investuoti labai daug lėšų, kad nenusiviltumėm. Tai reikėtų pradėti mažais žingsneliais savame rate ir jeigu tai pasiteisino, tuomet reikėtų tęsti į platesnį ratą.